Broliai Mumiai. Lagaminas. Po nakties įvykių Snifas nusprendė namo neiti ir atsigulė muminuko lovoje. Snus Mumrikas kaip visada nusprendė miegoti savo palapinėje. Jūs pamenate, kas atsitiko? Siaubingoji mora atėjo Tufslos ir Vifslo ir aplink viską užšaldė. Tačiau troliams mumiams nakties košmarai dar nesibaigė. Mumi tėti, padėk man! Mora vejasi mane! Aš nebegaliu toliau bėgti. Kaip aš atsidūriau ant grindų? Snifai? Labas rytas, mama. Labas rytas, muminuk. Ar Snifas jau atsikėlė? Tu juokauji? Kaip ten Tufsla ir Vifslas? Jie dar neprabudo, vargšeliai, tai pavargo. Tėtis jau nemiega? Nemiega, jis jau apžiūrinėja mano rožes. Joms viskas gerai, tėti? Ne, sušalo ir atrodo negyvos. Kodėl? Šalia jų moras stovėjo. Štai ten, kur visa žolė nudžiūvo. Ji turbūt labai šalta, kad sušaldė rožes. Kaip gaila, jos buvo tokios gražios. Iš jų mažai kas liko, teks naujas pasodinti. Tėti, aš sapnavau, kad ji mane vejasi. Nesijaudinkit, aš manau, kad jai reikia tik Tufslos ir Vifslo. Po to, kas nutiko, jie nebetrodo kaip besislapstantis nusikaltėliai. Man atrodo, kad greičiau jie ieško teisingumo. Ar Tufsla ir Vifslas jau pabudo? Taip, bet jie norėtų papusryčiauti savo kambaryje, jei tu neprieštarauji. Kai jie tau pasakė, apie ką? Apie tai, kodėl mora juos persekioja. Jie išsigandė ir nieko apie tai nepasakoja. Mes būtinai turime tai išsiaiškinti. Taip, tu teisus. Mume, mama, kodėlgi tau nenunešus jiems pusryčių ir nepabandžius juos prakalbinti? Kas ten? Kas ten? Tai aš atnešiau jums skanius pusryčius. Užeikite.
Na ir ką jie pasakė? Panašu, kad Morai reikia jų lagamino, o ne jų. Įdomu būtų pažiūrėti, kas jame. Gal jie pavogė Moros pinigus? Ir dar jie pasakė, kad lagaminas kažkada priklausė Morai. O varge, jei jie jį pavogė. Apie tai aš nieko nežinau. Aš paklausiau, kaip jis pas juos atsirado, bet jie nieko neatsakė. To jau per daug. Mes neturėtume slėpti nusikaltėlius. Aš žinau, kad neatrodo kaip nusikaltėliai, bet niekad tiksliai negali žinoti. Galima paklausti Moros? Netriukšmauk. Snifai, tai bloga mintis. Mes nenorime, kad jis sugrįžtų. Paprašykim policininko juos apklausti. Mes nenorim įtraukti čia policijos. Tada pats ką nors pasiūlyk. Baik triukšmauti, Snifai. Kodėl tau paprasčiausiai nepalaukus, Muminuk? Aš žinau, kad keistai skamba, bet jei apsimesi, kad tau neįdomu, jie tuoj pat patys norės viską papasakoti. Jie papasakojo mamai apie lagaminą, bet tėčiui nieko nesakė. Žinai, Muminuk, jie galėtų daugiau papasakoti Freken Snork. Jie panašaus amžiaus. Gal tu ir teisus? Ei, Freken Snork, kur eini? Pas mumius? Ir aš eisiu kartu. Bet man atrodė, kad tu ten gyveni? Taip ir buvo iki vakar, bet parvažiavo Miumla. Kaip ji? Kaip visada užknisinėja. Muminuk. Freken Snork, Kur tai ne? kaip tik tavęs ieškojau. Ai, kaip miela. O aš norėjau tave pamatyti. Aš paruošiau tau nedidelę dovaną. Dovana man? Taip, ir ji nuostabi. Kas tai? Tai, ką tu turi pažadėti, niekada nepamesti ir nesulaužyti. Aš pažadu. Tada laikyk. Ačiū. Kokia graži kriauklė. Vakar iš visą dieną pliaže specialiai tau jos ieškojau. Žiūrėk, mes matome joje savo atspindžius. Taip, tikrai. Ačiū tau, Freken Snork. Tai mano širdis. Aš norėčiau, kad tu ją prižiūrėtum. Aš taip ir darysiu, Freken Snork. Aš galvosiu apie tave kiekvieną kartą, kai ją pažvelgsiu. Oi, Muminuk. Aš pažadu, kad kiekvieną dieną pabučiuosiu kriauklę prieš miegą. Ji bus mano brangiausias turtas. Kaip dalis manęs. Tai ką aš turėčiau daryti? Pakviesti juos pasivaikščioti? Taip, bet neskubink jų. Gerai, pasiūlysiu jiems man ant peties išsiverkti. Taip, bet pasistenk jų labai nenuliūdinti. Aš jaučiu, kad tai labai svarbu ir šiek tiek jaudinuosi. Išgerk arbatos. Ačiū, mume mama. Mums nereikia tavo pagalbos, mažylėmių. Ha, tai jūs taip manote, o aš galiu sužinoti bet kurią paslaptį. Tai netardymas, mes tik norime su jais pasišnekėti. Gerai, jūs sužinokite paslaptis, o aš elgsiuosi tyliai. Mažylėmių, ar tu nors kartą elgeisi tyliai? Ne, bet tai vienintelis būdas viską sužinoti. Turite leisti man eiti kartu su Freken Snork. Ne, šiai situacijai reikia jautrios ir suprantančios moters. Tai juk aš tokia ir esu. Tu pasirengusi? Atrodo, kad taip. Sveiki, čia Muminukas. Galiu minutėlę su jumis pasikalbėti. Sveiki. Čia Freken Snork, ji gera mano draugė. Sveiki, malonu su jumis susipažinti. Ji labai jautri ir suprantanti. Ji nori pasikalbėti su jumis. Gali ji užeiti? Na, jei ji nori, Muminuk. Užeik, užeik. Ji labai graži, ideali širdies forma, niekada tokios nemačiau. Tu nori tokios, mama? Ne, mielasis, tokia brangenybė turi būti unikali. Tada gali ją dėl manęs išsaugoti. Snus Momrikas. Aš esu tikras, kad Freken Snork juos prakalbins.
Tikiuosi. Manau, kad bet kuriuo atveju ji jiems patiks. Visų kūnų jaučiu, kad Mora sugrįš šią naktį. Jei mes sužinosime, kodėl jie juos persikėja, bus aišku, ką daryti. Nieko neliks iš mamos sodo. Jei Mora ateidinės kiekvieną naktį. Muminuk. Puikus darbas, Freken Snork. Mažylė Miu. O ne, jei jos nesustabdysime, jį viską sugadins. Jei tu nesiliausi, aš niekada tau neatleisiu. Ką, liautis? Niekada? Paklausyk, dabar tuo užsiima Freken Snork. Jums dar manęs prireiks, jeigu ji bus nepakankamai jautri ir suprantanti. Ei, Muminuk. Na kaip reikalai, Freken Snork? Ji išsivedė juos pasivaikščioti? Kur jie? Kad taip arčiau prislinkus? Tėti, jei mes prieitume arčiau, nesinorėtų, kad jie mus pastebėtų. Atrodo, kad man vertėtų eiti su jais pasišnekėti. Jūs visi per daug dideli. Aš greitai sugrįšiu ir pranešiu, ką jie pasakė. Ne, tu nuliūdinsi Freken Snork. Tai tu ją nuliūdinsi. Gerai, galima jūsų paklausti apie lagaminą. Taip. Jis priklausė jums ar Morai? Ne. Pabandykime kitaip. Kieno tas lagaminas? Jis mūsų. Bet jūs sakėte mumiai mamai, kad jis ne jūsų, o Moros. Taip ir pasakėm. Jūs nieko prieš, jeigu aš dar kartą jūsų paklausiu. Klausk. Gerai, pabandykim. Man reikia atsakymo, taip arba ne. Šis lagaminas jūsų ar ne? Taip. Ne? Jie sakė, neskubėk, Freken Snork, jie išsigas. Kas atsitiko, Freken Snork? Aš labai atsiprašau, bet galima dar kartą paklausti. Taip, klausk, nori. Ačiū. Klausiu paskutinį kartą, todėl pasakykite man teisybę. Ir taip, lagaminas. Taip. Jūs suprantate, kuris? Taip. Jis jums priklauso. Taip, mums. Vadinasi, jis ne Moros? Ne, jis ne Moros. Pagaliau mes nors kažką išsiaiškinome. Mes labai dėl to džiaugiamės. Freken Snork nudirbo didelį darbą. Aš geriau išsiaiškinčiau. Aš jūs išgazdinčiau. Geriau mane būtumėte nusiuntę. Taip, bet mes nenorime jų gazdinti. Freken Snork tokia miela. Visi šiuose namuose labai mieli. Manai, mums vertėtų čia pasilikti visam laikui? Žinoma, čia galima slėptis nuo Moros. Tai ilgai užtruko, bet galų gale jie pradėjo pasitikėti manimi. Dabar mes draugai. Bet kuris tavim pasitikėtų ir norėtų būti tavo draugu? Ačiū, tai nebuvo lengva. Jie visą laiką gyrė mane ir kažką murmėjo, bet galų gale jie man papasakojo. Murmėjo, aš juk sakiau, man nereikėjo siųsti. Bijau, kad netiek jau daug sužinojau. Aš taip ir žinojau, kad tu nesusitvarkysi. Ką jie tau papasakojo, Freken Snork, papasakok mums. Na, pirmiausia, lagaminas priklauso jiems, aš tuo tikra. Bet kodėl tada Mora? Minutėlė, Muminuk, iš kitos pusės, lagamino turinys priklauso Morai. Va tai ir yra problema. Vadinasi, jie vis tik kažką pasiėmė, kas priklauso Morai. Na, Freken Snork, kas tai? Jie man to nepasakė, mažylėmiu. Pasakė tik tai, kad tai pats nuostabiausias daiktas pasaulyje. Tikrai? Norėčiau žinoti, kas tai. Visame tame labai sunku susigaudyti. Aš turiu omenyje tai, kad Tufsla ir Vipslas visai nepanašus į vagis. Taip, bet Mora nori susigrąžinti tai, kas jai priklauso. Nesuprantu, kaip ta milžiniška siaubinga būtybė gali turėti patį nuostabiausią daiktą pasaulyje. Jie sakė, kad jis paprasčiausiai buvo pas Morą, bet nesakė, kad jai priklausė. Tada jie neprivalo jai tai grąžinti. O Dieve mano.
Tufsla ir Vifslas labai bijo, kad Moras suras juos, bet jie vis tiek nori išsaugoti lagamino turinį. O, kaip visa tai sudėtinga. Mora tikrai sugrįš šią naktį. Kągi mums daryti? Galim daryti tai, ką vakar darėme. Bet varyti ją lauk neteisinga, jei lagamino turinys priklauso jai. Ji nori atgauti savo lagaminą. Ir aš nemanau, kad šį kartą taip lengvai mes ją išvarysim. Ir jei ji čia pasiliks, ateis žiema amžinai. Kągi, bet kuriuo atveju reikia uždengti petunijas. Jūs visi liekate? Man reikia prižiūrėti Snorką. Aš pasiliksiu, mume mama. O tu pasiliksi snusmubrikai. Na, kogi jūs tokie surūgę, aš turiu planą. Būtų gerai žinoti, kas tame lagamine, bet ir be to planas gali suveikti. Apie ką tu, brangioji? Tik palauk, tėtė, aš viską sutvarkysiu. Tu pamatysi. Jie atėjo. Tu įsitikinusi? Jie jau labai arti. Tikiuosi, kad mumis tėtis ką nors sugalvojo. Tavo ėjimas, mažylėmiu. Aš žinau, karalius ir dama. Štai taip ir... O, ji jau arti. Aš tik pradėjau išlošinėti. Tau geriau būtų pasislėpti po stalu, mažylėmiu. Nebūk idiotas. Kaip aš iš ten trenksiu su kočėlu? Kur ji, tėti? Toje pačioje vietoje, kur ir vakar. Aš eisiu pirma, galima eiti. Aš eisiu pirmas, visi iš paskos. Mume mama, Kas mumi, tėti? gal jau laikas papasakoti savo planą? Palauk, Mora, mes norėtume su tavimi pasikalbėti. Mes žinome, kad tu atėjai to, ką Tufsla ir Vifslas pasiėmė pas tave. Ar tai tiesa? Bet gal tu leisi tai jiems pasilikti? O gal parduosi? O... Aš turiu daugybę gražių daiktų šioje rankinėje. Gal tu nori keisti Smorą? Kaip tau šis papuošalas? Jis tikrai gražus. Jis tau nepatinka. O kaip šis vėrinys? O šitas? Gerai. Tada kodėlgi tau pačiai neišsirinkus, ką tik panorėsi išskyrus plaukų segtuką? Kurio tu norėtum? Šito? Gal šito? Ar šito? O
O šito. Oi, mieloji, aš negaliu tau jo atiduoti, Freken Snork padovanojo ją muminukui. Ar galiu aš jai atiduoti kriauklę muminuk? Mama, Palik ją ramybėje. tau viskas gerai? Taip, tik šiek tiek nušalau ranką. Dabar tu turi kriauklę, Mora. Pažadi daugiau nebesugrįžti. Nešdinkis, varyk iš čia. Kaip aš džiaugiuosi, kad visa tai baigėsi. Mama, tu nuostabi. Man taip gaila, muminuk. Aš visai pamiršau, kad padėjau kriauklę į rankinę. Viskas gerai, mama. Tu atidavėjai ją dėl gero reikalo. O ką pasakys Freken Snork, muminuk? Aš girdėjau, kaip tu sakei, kad nepabučiavęs kriauklės neįsigulti. Kokia kvailystė. Aš nesiruošiu jai nieko sakyti. Manau, kad mama pasielgė teisingai. O aš nesiruošiu saugoti paslaptis. Aš dabar sakysiu tik tai teisybę. Nesvarbu kokią ir nesvarbu kam. Muminuk, žiūrėk, kas radau. Na ką, labai panaši. Bet ta, kurią man davė Freken Snork, buvo žymiai didesnė. Šiek tiek didesnė. Muminukas nusprendė surasti tokią pačią kriauklę, kokią padovanojo Freken Snork. Tada jei pasiseks, ji niekada nesužinos, ką jis padarė. Čia ji, čia tikrai ji, aš ją suradau. Ji lygiai tokia pati kaip ana. Atrodo kaip stebuklas, ar ne taip? Bet kartais būna stebuklų mumių slėnyje.